Yo, what's up guys? Iš tikrųjų filmuoju antrą kartą šitoj salėje iš eilės, bet tiesiog negaliu net filmuoti dėl to, kad dabar vyksta pasaulio jėgos trikovės čempionatas ir tiesiog noriu pasidalinti savo įspūdžiais ir savo nuomonę apie patį čempionatą. Žiūrėdamas pasaulio čempą visada pasiilgsiu to international vibe, nes man patinka international tas vibas, kai visada aš kompetindavau. Praeitais metais irgi buvo Europos čempionatas ir visai aišku nėra tokio lygio kaip pasaulio čempas, bet labai arti iš tikrųjų yra. Tai žodžiu, pasiilgsiu ir to dalyko, bet dar nelaikas man dalyvauti. Būčiau dar kokie metai būtų juniorsuose, tai manau galima būtų galvoti ir apie pasaulio čempo juniors. Bet kadangi dabar esu jau openas, jau dabar esu senas, tai reikia tiesiog pakelti kartelę aukščiau, pakelti savo meistriškumą ir tada bandyti dalyvauti. Iš tikrųjų noriu ir mano vienas iš tokių siekių, tikslų yra atsidurti tarp tų stipriausių atletų ir tai manau yra ten mano vieta ir tiesiog reikia duoti savo laiko ir dirbti. Įdėti daugiau darbo, įdėti daugiau tikslingesnio darbo ir tiesiog daugiau progreso reikia ir viskas bus gerai. Tikriausiai iš jūsų yra žmonių, kurie aktyviai stebit ir domitės būtent kas dabar vyksta jėgos trikovės pasaulyje. Tai va tas renginys pagrindinis jėgos trikovės metuose, tai praktiškai dabar ir yra. Gal kažkas nesutiks, kad galbūt Sheffieldas yra tas pagrindinis dalykas metuose, bet Sheffieldas, manau, toks yra sweet bonusas. Sweet bonusas, aišku, ir žiūrovom patiem, po pačiu metu ir lifteriam, tuomet galima užsidirbti pinigų, nes už pasiekimus yra mokami pinigai. Tam evente būtent, pirmas toks rimtas manimytas, sakyčiau, nežinau kaip ten su Untested federacijom, gal kažkokių tai irgi panašių dalykų būdavo, bet tokio masto didelio tai labai abejoju. Aišku, bet dabar grįžtant prie pasaulio čempio, tai iš tikrųjų labai smagu žiūrėti, kad yra naujų žmonių, nauji veidai ir tie pasaulio čempionų, kurie, sakykime, buvo anksčiau, jiem dabar yra papildomas spaudimas. Yra papildomas spaudimas nuo tos kartos, kurie ateina, kurie yra jaunesni ir iš tikrųjų tas pas 83 kg čempionas naujas Borenstein, Joe Borenstein, gal blogai turiu, nežinau, nesvarbu, visi žino tikrai. Tai jisai juniorsas yra jo, man atrodo dar vieni metai juniorsuose yra, jeigu aš neklystu, bet kažkas labai panašiai. Arba jis gal metai jau kaip ne juniorsas, bet žodžiu, labai panašiai jam metų, kiek man yra, ir jis tapo pasaulio čempionu, kas yra visiškai insane, ir jis nugalėjo tą patį Džurinsą, kuris praeitais metais pasaulio čempionus tapo, ir jam yra gerokai virš 30 metų. Tai va tiesiog smagu matyti, kad yra ta būtent tas pokytis, keičiasi tie pasaulio čempionai, keičiasi rezultatai ir ta kartelė vis auga labai stipriai. Kiek liūdna gal stebėti, kad prancūzas, ukrainietis užsibarankino, ką užsibarankino reiškia, nebuvo užskaitytas. Prancūzas nepatupė nei vieno. Formaliai patupė, bet nepatiko teisėjam, kaip jo atrodė, man atrodo, upper bodies, kad nebuvo pakankamai upright. Man atrodo, pirmo gylio nepadarė, paskui buvo nepakankamai upright. Va tokie dalykai. Paskui ukrainietis nei vieno deadlifto nepatraukė, o tiek prancūzas, tiek ukrainietis yra labai stiprus. Ukrainietis iš viso yra keletą kartų pasaulio čempionų tapęs iki 105. Tai tokie dalykai nutinka netgi aukščiausiam lygiai. Tai tokia drama buvo, iš tikrųjų nesitikėjau to. Bet tai yra sportas, ir iš tikrųjų niekada nežinai, kaip gali pasisukti dalykai. Ir tuo ir yra įdomu, kad gali ruoštis labai stipriai, labai ilgai, bet niekada nežinai, kaip tau seksis varžybas. Pats irgi tą dalyką esu perėjęs, iš tikrųjų, 2022 metais, kuomet 7-4 nebuvo nei vienas squatas mano skaitytas. Tai buvo irgi skaudus dalykas, nes tikrai ruošiausi labai stipriai tam čempionatui.
Europos ir atsitiko tokie dalykai. Bet nuo to tiesiog sustiprėjai, pasimokai ir viskas tik tai aukštyn kyla. Tai vat, ja, viskas varom skvatint, užtenka japint, bet dar, manau, kažką pasakysiu po workout ar po workout, tai tiesiog įpusėjus apie pasaulio čempą. Nes tiesiog, sakau, labai esu hype dėl to ir jo, tiesiog įdomu, žiūrėjau, viskas varom skvatint. We need bigger legs, short in this leg. Tai nėra didelis kojos, reikia daugiau raumenų. Squat done, squatai pabaigti. Dabar belieka pabaigti antrą dalį workout, kuri bus ganėtinai easy. Čia buvo sunkiausia dalis workout'o ir dabar kuo toliau to lengviau bus. Per šitus setus realiai daugiau būna apkrovos kvėpavimo sistemai, manau, nes ganėtinai daug repsų, daugiau nei 4, tai jau yra ta apkrova kvėpavimo sistemai, svoris irgi net nedidelis, bet it's all fine, it's all good. Ką tik matėt patarimą, kaip nusimti labai lengvai antkelius, nes dažnai mane žmonės paklausia, kaip užsidėti arba kaip nusimti antkelius, tai tiesiog paprasčiausiai iš viršaus į apačią rolinti ir viskas labai gražiai nusitraukia, viskas būna liuks. Čia toks ganėtinai paprastas būdas, kaip nusimti. Aišku, jeigu stiff antkeliai yra, tai šiek tiek sunkiau, bet vis tiek principas yra tas pats. Viskas antkeliai nuimti, batai kiti uždėti ir einam benchinti. Dabar liko tokia lengviausia workoutų dalis ir viskas. Iš tikrųjų dabar rekordinis skaičius SBD dienų darau per savaitę. Niekada nesu tiek daug SBD dienų daręs, dabar gaunasi 3 SBD dienos, kas yra ganėtinai daug, esu max daręs 2, dažniausiai tik tai viena būdavo savaitė, arba iš viso SBD dienų nebūdavo pas mane, paskui viena atsirado, paskui 2 atsirado ir dabar 3 atsirado. Ir iš tikrųjų gerai jaučiuosi ir jaučiasi tas tvirtumas. Ir jo, tiesiog bandom ieškoti naujų būdų, nes kūnas keičiasi, atsakas į krūvį irgi keičiasi per laiką ir kas veikia anksčiau. Kartais nesuveikia taip pat, ko mes tikimės, sakykime. Tas pats ir su atletais, su kuriais dirbu, irgi tas pats būna, kad turim labai ilgą periodą, kuomet vos ne darom tą dalyką, nuo ko tiesiog kūnas reaguoja ir progresuojam.
ir mes nieko praktiškai nekeičiam netgi, jeigu to sistemų yra patikima ir duoda mums tą norimą rezultatą. Bet kartais būna taip, kad tas atsakas jau nėra toks, koks jisai buvo ir čia jau ir įsijungia tavo tikroji kompetencija trenerio ir būtent šitoj vietoj daugiausia reikia tų žinių ir daugiausia įrankių turėti. Kai viskas gerai sekas, kai viskas gerai einasi, tai yra easy. Tai yra easy ir treniruotis, ir coachinti, kai viskas yra liuks. Bet kai yra kažkokia tai problema, tai tada ir pasireiškia, kaip ir sakiau, ir atleto, aišku, noras, tas dedication, pasiryžimas, ta disciplina, tokia motivacija, tai yra išbandymas ir atletų labai stiprus ir tuo pačiu metu ir patikrinimas trenerio kompetencija. Tai va, bet tie sunkus periodai, jie labai daug duoda. Bet tų sunkių periodų, manau, kad nei vienas čempionas nebūtų tapęs čempionu. Taip pat ir aš, bent jau man taip atrodo, nes kai viskas gerai einas, kai viskas gerai sekasi, jo, viskas liuks, bet tai nepriverčia tavęs mąstyti ir žiūrėti giliau šiek tiek į dalykus. Tai aš į kiekvieną situaciją žiūriu taip, jei kažkas gero atsitinka liuks, džiaugiamės, bet visada turim omenyje tą dalyką, kad kažkada tas dalykas baigsis. Kažkada baigsis tas piarinimas ir vis tiek tas patikrinimas, ant kiek tu nori stipriai, jis vis tiek ateis anksčiau ir vėliau. Jep, tai viskas. Einam benčinti, užtenka japinti ir žiūrėsim, kaip šiandien benčas jausis, kol kas čestas iš tikrųjų jaučiasi. Prasistrečino ant skvato, bet dar čestas jaučiasi iš po praeitų treniruočių, fatigas, bet viskas liuks, viskas gerai.